Sveiki, šiandien sveikinuosi su jumis iš American Spirit, iš Druskininkų aerodromo, kur mes kartu su Crown antikoroziniu centru tradiciškai lankomės renginyje, apdovanojame visus dalyvius prizais ir pakalbinsime kelis žmonės ir renginio organizatorius. Taigi, eime apsižvalgyti ir paieškoti įdomių projektų. Taigi, Donatai, iš 16 karto sveikinu tave. American Spirit Boeingą nutupdėjai Druskininkų aerodrome. Kokios nuotaikos? Pavargusios, bet manau, kad viskas įvyko, praėjo beveik, jau finišą aš matau pabaigoj ir manau, kad tikrai visiems patiko ir mano nuomonė geriausias yra renginys iš tų, kurie buvo. Pats didžiausias dalyvių skaičium, žiūrovų masiškumų ir šiaip geros emocijos dozė. Kokie planai? Ar jūs planuojate Druskininkuose ir toliau American Spirit renginį daryti, ar yra kažkokia tai vizija ateičiai? Yra, važiuosiu po savaitės pas merą, paklausiu, ar viskas miestui patiko, ar gerai, ir jeigu gerai, kursim planus kitiemet. Kokia yra tau pati mėgstamiausia dalis renginio planavimo, pasiruošimo, organizavimo, o galbūt nemėgstamiausia? Kai dar būna labai daug laiko iki renginio, tai kaip ir streso nėra. Bet kuo arčiau renginio, to daugiau streso, o sunkiausia dalis yra renginio metu. Sunkiausia. Koks pats geriausias yra įvertinimas? Kada žmonės laimingi, gerai leidžia laiką, ateina, dėkoja. Va, emocija, va tokia turi būti emocija ir toks turi būti renginys. Laisvė. Laisvė savo judėjimui, tūsinimuisi, nežinau. Laisvė visa prasme, nežinau. Tu neįstatytas rėmą ir kai žmonės šypsosi ir dėkoja tau, kad buvo viskas idealu, tai skatina galvoti, kad toliau reikia daryti. Ačiū tau, aš irgi noriu padėkoti, tikiuosi mus toliau džiuginsi savo renginiais ir pasimatysim sekančiais metais, o gal net greičiau. Ačiū, Donatai. I know that you are doing paintings on the car. Can you tell me more about this art? It's basically just a custom painting that involves a lot of hand-painted stripes, all the graphics, candy paints, flake stuff, everything cool. Jarmo, please tell me more what you are doing in your life. Is it the paintings and cars is all your life and you are doing something more? Well, I'm also doing this custom magazine. That's Estonian first custom magazine and it's international magazine. Okay. And I'm also playing drums in doom metal band Talbot. Nice, nice. Can you tell me more about your car? Yeah, it's a Dodge Aspen from 1980. Yes. And I'm building it in a style of 70s lowrider. I'm always doing something, like I'm doing some little modification, okay. And then I will drive it again, and then I will do some more. Okay, so this car have air suspension? Yes, in the back. Very interesting inside. Tell me, who inspired you to create this type of car? This kind of interior is also from the 70s lowriders. It's called Biscuit Tuck, and that's on the ceiling there. And I did it myself. And I have a lot of 70s lowrider accessories like the chandelier on the ceiling and the telephone and the TV. So your work is basically traveling around the world and get orders from different kind of walls, and you paint different kind of projects and cars? Yes, a lot of stuff I'm of course doing in my hometown,
but I'm also painting in Finland, Sweden, Switzerland, Japan, wherever. Can we say that that it is your dream job? Definitely. Definitely. Yes. Okay, nice. So, can you show us your workshop? Yes, And of course. how you are painting the cars? Yeah, let's go. Amazing, let's go. Okay, so we have a car right now, which we can paint. Yeah. So how you are preparing for the job? First I need to prep the surface of the car to clean it up, and then I will just make a small little sketch, and then I start painting it. This is the first custom magazine in Estonia. Yes. You are selling it, you can buy it easily in the shop. Yeah, from the internet and everything. From the web Nice. shop. Taigi pirmasis Estijos žurnalas, kas liečia custom kultūrą, automobilius ir klasiką. Puiku, šis žmogus ne tik piešia, bet ir kuria žurnalus. So let's start. All right. Yeah. Sveiki, Danieliau. Sveikinu atvykus į American Spirit. Tai jūsų debiutas? Taip, čia pirmas kartas kaip dalyvis. Papasakokite daugiau apie savo hobį, apie savo amatą, apie šį automobilį. Gal daugiau jų turite? Taip, čia yra mano pagal eiliškumą trečias modelis iš Cadillac'o, viso turiu 4. Būtent šitas yra 66 metų Cadillac DeVille Convertible. Tai reiškia, kad čia yra su nuleidžiamu pakeliamu stogu. Automobilį pavyko rasti gan geros būklės, kas labai pasiteisina ateityje. Ir aišku, visą laiką yra kur pridėti rankas, bet visumoje, sakykime, pasisekė. Čia buvo tik tai dažytas kėbulas, o visa kita yra originaliai pasilikę. Kodėl būtent Cadillac'ai? Visų pirma, jų formos. Čia daug tų yra amerikietiškų automobilių, bet Cadillac'ai turi tą savo šarmą. Mano favoritas yra PM9 metų, tai tos vadinamos galia raketos. Ir jie ilgą laiką laikė tą visą formą tų automobilių, tai jeigu pažiūrėtumėt į galą, į galinius sparnus, tai jie tokie ištempti yra. Tai žodžiu, mane pritraukia Cadillac'ai savo formom, savo grožiu, savo išskirtinumu. Kokia vizija ateityje? Ar bus ir 5 Cadillac'as galbūt? Tikėtina taip. Vargelis yra sovietam, nes automobilį taip belie kur nenumesi. Bet tikrai, aš galvoju, kad čia nėra pabaiga, jų turėtų būti daugiau. Kokia jums yra pati maloniausia viso šio žaidimo dalis? Geras klausimas. Šiaip man labai patinka ieškoti visokių smulkmenų, ko trūksta modelį. Tiesiog eBay savo nusistatęs, ko reikia ir tiesiog atrenki, ieškai ir po to tos kaip Lego konstruktoriai tokie sudėlioja ir tai turbūt tas dalykas, nežinau, kažkas patyrėtum. Tai gal jau žinai visus pačius slapčiausius kanalus, visus priėjimus prie dalių ir... Kur ką galima rasti? Taip. Jo, tai be abejo, Amerikoje yra Caddy Daddy tinklapis, kur tikrai praktiškai viską įmanoma ten rasti. Ar didelė Cadillac'ų bendruomenė Lietuvoje? Modelių tikrai užtenka. Bendruomenės, aš kaip ir tokios gal nepavadinčiau bendruomenę, bet Cadillac'ų pačių tikrai yra. Visokių, skirtingų. Kaip, Danieliau, vertini lietuviškos automobilių kultūros lygį, renginius? Ar turi su kuo galėtum sulyginti? Taip, galiu. Šiemet buvau Lenkijoje vykusiame panašiame renginyje, čia American Cars Mania. Tai, žinokit, pasakysiu, kad gal net čia yra geriau. Įspūdingiau atrodo Lietuvos renginys. Nežinau kodėl, bet kažkodėl tai modeliai tikrai įdomesni yra. Jeigu net palygintume, kiek žmonių gyvena Lietuvoje ir kiek Lenkijoje, tai automatiškai turėtų padaugėti ant tiek ir modelių. Bet pas mus automobilių suvažiavo tikrai nemažai ir tikrai išskirtinių ir tikrai gražių. Tai kaip suprantu, Danieliau, iš tavęs galima ir išsinuomoti šitą daiktą? Taip. Aišku, tik tai su vairuotoju galima mūsų modelius išsinuomoti.
vestuvėms, šventėm, pramogom. O jeigu, pavyzdžiui, aš Nuo noriu... vestuvių iki filmavimo, vaizdų klipų ir taip toliau. O jeigu aš sugalvočiau išsinuomoti iš tavęs automobilį ir sudalyvauti renginyje? Ne, tokio dalyko nepraktikuojam dėja. Kokia ilgiausia kelionė šito automobilio esi turėjęs ir apie kokią svajoji? Esu turėjęs vakar, turbūt, nuo Vilnius, Kaunas, Druskininkai. Tai yra ilgiausia? Matyt, per dieną taip, kurią aš esu nuvažiavęs, o svajonės kelionė gal būtų kažkiek ir banalu, nežinau, Route 66 norėčiau išbandyti. Teko būti Amerikoje? Amerikoje teko būti, taip. Ir nusižiūrėjai šitą svajonę būtent Amerikoje, ar jau galvojai apie tai? Ten tokia atmosfera, kur ten šiaip yra tikrai kur pavažinėti ir su tokia mašina būtų tikrai fainai. Danieliau, linkiu, kad tavo svajonė išsipildytų. Ačiū. Papasakokite plačiau apie projektą. Kas tai per automobilis visų pirma? Tai yra 52 metų Buick Super Riviera MD52. Toks modelis, 8 cilindrų, 4,3 litro kubatūra. Automatas, greičių dėžė. Prieš kiek laiko įsigijot šitą automobilį? Turbūt jau bus kokie 3 metai. Pakankamai prastos būklės buvo, jo. Iš seno, nu aišku, važiuoklė liko, spiruoklės tos pačios, visos medžiagytė, odos, viskas pervilkta, perdaryta. Nu, pilnai atrestauruotas jau pakankamai, pilnai. Koks sunkiausias šio automobilio restauracijos etapas buvo, papasakoti? Na, visi etapai buvo pakankamai sudėtingi, gan pakankamai nelengva gauti detalės, kadangi originalias detalės reikia vis tiek už Atlanto užsisakyti. Niekada 100% nebūni garantuotas, kad gausi tą, ką užsakėjai, kad tai tikrai atitiks. Nu, vis dėlto automobilį 70 su virš metų. Nu, bet, na, kažkaip tai kažką pagaminom vietoj originalių detalių, kažkokias tai, kur neesminės. O šiaip, nu, pavyko, lyg tai pavyko. Tai vat per tuos 3 metus ir norėjau paklausti, kokių kuriozų yra buvę, su kokiais iššūkiais susidūrėt ir kokias linksmiausia ir smagiausia šito automobilio istorija. O, kai čia tokio linksmo, tai nežinau. Labai dabar pats linksmiausias momentas turbūt. Rezultatas turbūt yra linksmiausias. O pats procesas, tai jis tikrai anaip tol nebuvo toks linksmas. Bet aišku, nu, tai vis tiek tu išsikeli savo kažkokį tikslą ir tas pats įgyvendinimas jo, pats siekimas to, rezultato, tu maždaug vis tiek įsivaizduoji, ką tu gausi. O kas inspiravo jūs būtent tokiai vizijai, tokiam stiliui? Iš tikrųjų, tai čia labai įdomiai gavosi. Paprastai taigi tradiciškai mes pripratę, kad tokie automobiliai, tai jie būna, sakykime, turi spalvą ir turi tos visas chromuotas detalės. Visi bamperiai, visos stiklajuostės, jos buvo pakankamai sutrūniję. Ir atstatyti jas būtų ten, reikalų. Jo, labai prastos būklės buvo, jo. Ir dėl to taip spalviškai sprendėm dažydami juodų chromų. Ar daug pritraukia dėmesio? Ką jums tai reiškia ir ar planuojat šitą automobilį gabenti galbūt į kitus renginius, ne tik American Spirit ir galbūt ne tik Lietuvoje? Kodėl ne? Kodėl ne? Gal su kolega pasitarsim, kadangi esam 2 bendrasavininkai, bet vis tiek mintys maždaug mūsų sutampa ir vizija.
tai manau, kad gal pabandysim kažkur tai bent jau į artimą užsienį, Latviją, gal Lenkiją, kažkur tai pasiieškoti tokių renginių ir kodėl ne, kodėl nesudalyvauti. O dėmesio tai taip, pakankamai daug. Ir pastebėjau, vat, šitam renginy dabar automobilių apie 250 gal yra, tai taip visada prie jo yra žmonių, visada. Jo. Kas fotografuojasi, kas paklausia kažką, tai kas tiesiog berniukas pribėga, mama, nufotkink, žiūrėk, Makvyno senelis stovi. Ar per šituos 3 metus, kada automobilis pakliuvo jūsų rankas, stipriai pasikeitė jūsų gyvenimas? Atsirado daugiau džiaugsmo ir šypsenos jūsų veide? Pats gyvenimas galbūt labai stipriai nepasikeitė, o džiaugsmo taip, ypač dabar matant rezultatą, tai džiaugsmo daug yra. Nu, fainas jausmas, tikrai labai geras. Jis toksai kitoks jausmas, ne kai su tradiciniu automobiliu važiuojam. Ja. Ko palinkėtumėt savo, kokie ateities planai ir kokią viziją matot toliau? Tęsit šitą reikalą? Nu, dabar bent taip atrodo po šitų 3 metų, kad galbūt tęsti veiklos nelabai planuojam. Aš bent jau nuo savęs galiu pasakyti, tai gal neplanuočiau, bet kai sako niekada, nesakyk niekada. Praeis pusmetis, galbūt metai ir dar kažkokia idėja gims. Čia niekada negali žinoti. Tai sveikinu Irmantai su vykusiu projektu. Ačiū. Turim simboliškų jums dovanų. Dėkui. Tikiuosi pasimatysime kitose renginiuose ir palinkėsiu jums sėkmės. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad yra tokių renginių ir kad jų būtų kuo įmanoma daugiau. Kokybiškų, su gera vieta, gerais organizatoriais ir žinoma gerais dalyviais. Tradiciškai paprašysiu, sekit ir prenumeruokit mūsų naujienas. Visas American Spirit dalis ir visus video rasite čia ar čia kažkurioje tai nuorodoje. Dar kartą ačiū visiems ir iki sekančių mūsų susitikimų. Iki!